Vyrai, ar nematėt, kuris liniuotės? Ne, nematėm. Palaukit, aš vyrų klausiu. O atsiprašau, direktoriu, o kokia ji buvo? Logaritminė ar paracelsinė? Tik paprasčiausia, plasmasinė, su skaičiukais. Jėzus Marija, taigi aš be jos kaip be rankų, tai ką jūs liniuotės nematėt? Aš be jos nieko daryti negaliu. Pas manis garaže tai net filiukas buvo, tai irgi kas tai pavagė. Atvažiavo seniai padangų pasikeisti, net filiukas dingo kaip į vandenį. Seniai viską vagė. A ko tu čia žiūri į mane? Šūdžiau. Va, galiu ištrint, aš nieko neėmiau. Nu. Ramiai, ponas, seno dramblio kolojam. Ko nuotaiką žmonėms gadinam, suplėšytas Lukašenkos sargi. Atėjai darbą ieškotis, tai ieškokis. Senas šūdas, isterikas laidoja. Taigi pas pradėjai, ko čia dabar nori iš manęs? Nereikėjo liniuočių vogti. Nebūtų niekas pradėjęs. Tyliai! Tyliai! Radau. Pats buvau paslėpęs seife, kad nieks nepavogtų. Malonu. Tai va. Dabar visi pirštus ant stalo. Mokyklai gaudavau iš liniuotės už tai, kad rašau kairę ranką, dabar kai kairę galima rašyti, tai matyt gausiu už tai, kad rašau dešinę. Taip, matuosim jūsų pirštus. O, tai matyt reikia dirigento vietoj Sondeckio. Na, vat ir neatspėjot. Grigiškių poliklinikai reikia 2 gydytojų, kurie tikrintų vyrų prostatas. Glamonėtų vyrų prostatas, norėjot pasakyti. Man atrodo, aš aiškiai pasakiau. Atsiprašau. Patikrintų vyrų prostatas. Daunokit už durną klausimą. Va, bet tam reikia turėti labai gerus duomenis. Ilgus pirštus. A kur jie tos pirštus, kaži, kaišios? Į subinę. Pas patį koks pidariškas humoras. Nu, ar galit baigt savo tą durną diskusiją? Visų pirštai yra per trumpi. Ir iš kur jūs tokias sardelkas ištraukėt? Mano pirštai ilgi. Tikrai, kad labai ilgi pirštai, bet čia juk neskrandžio turinį. Čia prostatas reikia tikrinti. Nu, bala nematė, baigiam su tais daktarais, tegul patys ieškosi. Taip, firmai Zbignevo žuvis reikalingi žuvų rūkytojai. Aš moku. Aš kažkada namie pats rūkydavau žuvį. Jo, tu pats kambarį rūkydavai. Užčiaupkit srėbtuvės! Ponas direktorius, toks klausimas yra, ką būtent daro žuvies rūkytojas? Nu, ką žuvies rūkytojas daro? Nu, žuvį rūko. Nu, Jėzus Marija, kaip jūs man atsibodot. Nu, sėdi ir pučia dūmus į žuvį. Atsiprašau. Jei. Nu, tai labai gerai, tai mums samam šitą darbą. Tinka? Tinka. Mes paimam šitą darbą labai jums ačiū. Ačiū. Jums. Ir jums. Malonu. Jam šitą darbą. Duokit man monitą. Žinokit, bernužėlį savo vietą. Aš tuju. Jūs, va.